Per 10 metų kvadratinis metras Vilniuje pabrango 123% nuo 1344 iki 3000 eurų. Ir tai liečia kiekvieną, kas Lietuvoje galvoja apie būstą. Nesvarbu, ar perkate pirmą kartą, ar jau turite paskolą. Ir iki šio video pabaigos sužinosite tiksliai, ar šiandien verta pirkti, ar palaukti. Ir pamatysite vieną skaičių, nuo kurio priklausys 10 000 eurų permoka. Tai pradedam. Pradėsiu nuo svarbiausio atsakymo, kad nereikėtų laukti iki pabaigos. Yra paprasta taisyklė, kurią naudoja rimti finansų konsultantai. Jeigu būsto įmoka neviršia 25% jūsų pajamų į rankas, galite pirkti gana saugiai. Jeigu viršia, finansinė našta tampa labai rizikinga. Likusią video dalį skirsiu tam, kad parodyčiau, iš kur šis skaičius ir ką jisai reiškia būtent jūsų atveju. Bet pirma, kodėl apskritai taip sunku nusipirkti būstą, jeigu atlyginimai auga. Per pastarąjį dešimtmetį vidutinis bruto atlyginimas Lietuvoje pakilo nuo maždaug 700 iki 2526 eurų, tai 3,6 karto augimas. Į rankas nuo 555 iki 1540 eurų, tai 2,8 karto. Skirtumas atsiranda dėl 2019 metų mokesčių reformos. Atrodytų atlyginimai augo greitai, tačiau būsto kainos lipo dar greičiau. Štai dalis, kuri tiesiogiai liečia jūsų piniginę. 2016 metų kovo vidutinis kvadratinis metras Vilniuje kainavo apie 1344 eurus, 2026 metų kovo jau 2995 eurai. Tai daugiau nei 120% augimas. Kaune kvadratinis metras pakilo nuo maždaug 940 iki 2137, Klaipėdoje nuo 980 iki 1944 eurų. Tai pamačius tokius kainų skirtumus, sostinėje pirkti nekilnojamą turtą gali daug mažiau vilioti, ypač jeigu yra galimybė dirbti nuotolį. Ir jeigu čia ne man vienam tokios mintis ir toks įspūdis, tai spustelkite like mygtuką, jeigu pritarėte šiai nuomoniai. Ir tai taipogi yra lengviausias būdas prisidėti prie šio kanalo augimo ir taip pat aprašyme rasite išskirtinio turinio investuotojams memeriams. O dabar konkretus pavyzdys, kad skaičiai taptų labiau apčiuopiami. 2016 metais 50 kvadratinių metrų butas Vilniuje vidutiniškai kainavo apie 67 000. Tas pats butas šiandien kainuoja apie 150 000. Tai šuolis daugiau negu 85 000. Štai kodėl atotrukis toks skausmingas. Žmogus, kuris 2015 metais taupė pradiniam įnašui, šitą pradinį įnašą tokiam būtui būtų sutaupęs per maždaug 4 metus. Šiandien net su beveik 3 kartus didesniu atlyginimu jam reikia tarp 6 ir 8 metų taupimo, nes tikslas paaugo daugiau nei 2 kartus. Tai panašu į bėgimą eskalatoriumi žemyn. Jūs bėgate aukštyn, bet eskalatorius juda priešingą kryptim greičiau negu spėti. Ir nors procentiškai atlyginimai augo labiau negu ant kainos, vis tiek reikia taupyti daugiau ir ilgiau. Yra dar vienas dalykas, kurį dauguma praleidžia, tai pragyvenimo kainos. Tai vidutinis gyventojas į rankas gauna apie 1540 eurų. Jeigu nuomojasi 2 kambarių butą Vilniuje, sumokės nuo 600 iki 900 eurų. Maistas, buitis ir komunaliniai dar apie 560, 500-600 eurų, tai realiai atidėti lieka nuo 50 iki 150 eurų. Bet įdomiausia ne tai. 2026 metai atneša lūžio tašką, kuris keičia visą skaičiavimą. Nuo 2026 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos bankas oficialiai sumažina pradinio įnašo reikalavimą pirmam būstui nuo 15% iki 10% ir tai nepažadas, o Lietuvos banko valdybos patvirtintas sprendimas. Tačiau yra ir antra pusė. Antrai būstą perkantis asmuo, antrajam būstui pradinis įnašas išlieka 30%. Tuo pat metu griežtinamas pajamų ir įmokos santykis. Tai įmoka negalės viršyti 50% pajamų, kai skaičiuojama su nemažiau kaip 6% palūkanų norma. Tai dabar pažadėtas konkretus skaičiavimai. Vidutiniam darbuotojui gaunančiam 1540 eurų į rankas maksimali mėnesinė įmoka su 6% palūkanomis būtų apie 770 eurų. Tai atitinka maždaug 120 000 eurų paskolos sumą 25 metų terminui su anuitetiniu grąžinimo būdu. Pridėjus 10% pradinį įnašą, realiai galima įsigyti būstą iki maždaug 133 000 eurų vertės. Tai mažiau nei kainuoja vidutinis 2 kambarių butas Vilniuje. Čia ir grįžtame prie tos 25% taisyklės. Jeigu į rankas gaunate 1540 eurų, saugi būsto įmoka yra apie 385 eurus. Bankas jums duos paskolą iki maždaug 770 eurų įmokos, bet bankas vertina savo riziką, o ne jūsų ramybę. Skirtumas tarp šių dviejų skaičių, 300 su viršumi ir beveik 800, tai riba tarp ramaus biudžeto ir nuolatinės įtampos.
Ir štai aiškus klausimas su aiškiu atsakymu, kurį verta įsidėmėti. Klausimas, ar būsto paskola yra investicija? Atsakymas – ne. Tai paslauga, brangiai kainuojanti paslauga, per 25 metus 100 000 eurų paskola su 4 procentų palūkanų norma virsta apie 158 000 eurų sumokėta suma iš kišenės, su 6 procentais būtų dar daugiau. Iš jų 58 000 eurų tik palūkanos bankui. Tai realiau mokestis už galimybę gyventi tarp sienų būsto, kuriam galima ir negyventi iki gyvenimo galo, o ne grinoji investicija. Ir bendrai, automobilis, būstas ar dar kažkas, kuo jūs naudojatės patys, tai tiesiog nėra investicija. Jeigu NT domina kaip investicija, yra ir alternatyvų, apie kurias verta žinoti, ypač jeigu būsto pirkimą turite atidėti arba dar negalite įpirkti būstą. Per pastaruosius 10 metų pasaulio akcijų indeksai vidutiniškai augo, nes yra šiek tiek kelių skirtingų, bet darančių beveik tą patį, tai jie augo vidutiniškai 11,3% per metus. Nasdaq 100 indeksas augo daugiau nei 16% per metus vidutiniškai. Kad būtų aišku, koks tai mastas, pateiksiu demonstracinį neinvesticinį pavyzdį. 1000 eurų įdėtų į pasaulio akcijų indekso fondo 2015 metų pabaigoje šiandien atitiktų apie 2900 eurų sumą, būtų tiek išaugę. Tuo tarpu Vilniaus kvadratinis metras per tą patį laiką pakilo apie 123 procentus, kas atitinka maždaug 8,4 procentų augimą. Tai ką su visu tuo daryti? Praktiškai tai 3 dalykai. Pirma, verta peržiūrėti 25 procentų taisyklę. Jeigu nuoma ar tikėtina būsto įmoka viršia 25 procentų pajamas į rankas, ramiau būtų pirkimą atidėti ir kaupti sparčiau. Antra, jūsų perkamas būstas gyventi nėra investicija. Investavimui skiriate atskirai bent 10 procentų atlyginimo. Čia pagal seną praeito tūkstantmečio literatūrą, naujesnė literatūra sako, kad amžių dalinate iš 2 ir tiek procentų atlyginimo skiriate investavimui. Ir trečia, diversifikacija. Merkti, dėti visus savo pinigus į pradinį įnašą, prisiimant milžinišką finansinį įsipareigojimą, yra objektyviai kvaila. Subjektyviai geriau mokėti savo nei landlordui. Gali būti ir tokių minčių. Įmant paskolą reikia nepamiršti likvidaus rezervų ir fakto, kad jeigu neinvestuosite, jūsų pensija bus mažiau nei 37 procentai jūsų turėto paskutinio atlyginimo. Ir grįžtam prie pradinio klausimo, ar šiandien verta pirkti. Atsakymas paprastas. Jeigu jūsų įmoka telpa į 25 procentų taisyklę, pagal pajamas į rankas galite pirkti gana ramiai. Pirkti tą būstą. Jeigu netelpa, atsiminkite šį faktą ateičiai. Naujos sienos pasens. Ieškokite pigesnio varianto, o jei nenorite pigesnio varianto, tai ieškokite papildomą darbą. Ir dar vienas skaičius, kurį žadėjau pradžioje, tai minėti 58 000 eurų palūkanų už 100 000 paskolą. Čia gavus geras sąlygas ir dėl to būtinai pasidomėkite paskolų tematiką, ne vien tik iš paskolų vadybininko, nes jis ar jį jums visko tikrai nepapasakos. Jeigu planuojate pradėti investuoti, arba jeigu jau investuojate, galite gauti iki 20 akcijų dovanų nuo šio video rėmėjo Freedom24, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Brokeris licencijuotas, investuotojų pinigai draudžiami iki 20 000 eurų, užsiregistruosit per 10 minučių. Užsiregistruoti ir sužinoti daugiau apie dovanojamas akcijas, pradėjus investuoti galite paspaudus nuorodos aprašyme. Jei turite minčių, o kur dėti kaupiamus pinigus, turiu video, kuriame parodau, kaip veikia periodinio investavimo planas su 200 eurų per mėnesį. Pasimatome ten, sėkmingo investavimo ir iki kitų kartų.